Labadiena. Šiandien man malonu pristatyti gana retą ir turbūt ir netikėtą daugam dailės parodą, kurį veikia Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose. Ir ta paroda vadinasi Atsiverimai iš Lietuvos banko dailės rinkinio. Kodėl aš sakiau netikėta? Todėl, kad iki šiol ji niekad tokia niekur nebuvo parodyta ir turbūt nedaug kas žinojo, kad Lietuvos bankas tokią dailės darbų kolekciją turi surinkęs. Jo labiau yra svarbu, kad neseniai bankas atšventė savo 100-mečio jubiliejų ir ta proga buvo išleistas ir didelis apimlus dailės kūrinių albumas, kurį sudarė kolekcijoje turimi darbai, o šita paroda yra ir ne veltui pavadinta Atsiverimai, nes ji atveria tai, kas eiliniam Lietuvos gyventojui nėra prieinama. Turiu omenyje, kad jis ne visada gali ateiti ir apžiūrėti tuos kūrinius, kurie yra iškabinti banko patalpose. Tos kolekcijos ypatybė dar ir ta, kad ji apjungia ir prieškarinį laikotarpį, tai, kas buvo sukauta nepriklausomybės laikais, ir apjungia tai, kas buvo įsigyta jau sovietmečiu, okupacijos laikais. Pati kolekcija, kuri yra Lietuvos banko dailės rinkinyje, nėra labai didelė. Ji kažkiek maždaug apie 200 su viršum turi darbų ir tie darbai išskaidyti į dvi vietas. Viena, kaip sakiau, Kaune likusi, o kita jau yra didžioji dalis yra Vilniuje. Man bus šį vakarą proga jums parodyti, pavaikščioti po ekspoziciją, susipažinti su eksponatais, sustoti prie kai kurių žymių dailės kūrinių. Pats rinkinys, nors jis nedidelis, bet jis yra reikšmingas ir kita prasme. Jis pradėtas kaupti tada, kada pradėta jau buvo pati Kauno banko statyba. Mykolo Songailos idėja buvo Kaune pastatyti puikų, didžiulį, solidų, prašmatnų, galima sakyti, pastatą, kuris išsiskirtų vieninga meninė darna. Tai paveikslai, lubų, sienų apdaila, baldai, interjero detalės, keramika, vitražas ir kiti dailės kūriniai. Kauno bankas tuo metu išsiskyrė ne tik savo impozantišką, reikšmingą tokią visam miestui išvaizdą. Miestas augo ir tai buvo Kauno, kaip dabar sakėme, moderniosios arba optimizmo architektūros susiformavimo laikotarpis, kada smarkiai išaugo visuomeninių pastatų skaičius ir Kauno bankas atsidūrė tarp lyderiaujančių su savo išvaizda ir su savo turtinga kolekcija. Kauno bankas buvo emisijos bankas. Nekilnojamą turtą jis galėjo pirkti tik tai su finansų ministro leidimu ir tik savo reikmėm. Tačiau kilnojamą turtą, tame tarpe ir meno kūrinius, jis galėjo pirkti savo nuožiūrą, eikvodamas tuos pinigus, kuriuos sukaupdavo iš banko operacijų. Todėl tas kūrinys ir augo, skatinamas daugiau vidinių resursų ir turbūt ne vienas darbas atsirado ir pačių banko darbuotojų ir jo vadovybės nuopelnų dėka. Dabar aš noriu dar prieiti ir papasakoti apie keletą darbų, kurie yra reikšmingi. Čia šitame stende mes matome tokią kaip ir istorinę Lietuvos banko dailės rinkinio formavimosi dalį. Centrinėje nuotraukoje yra banko valdytojas Vytautas Jurgutis ir jį apsėdė susirinkę Lietuvos skyrių, banko skyrių direktoriai ir skyrių vadovai, kurie susirinkė Jurgučio kabinete. Toje nuotraukoje jūs matote
3 paveikslus - prezidentą Smetoną, dešiniai pusėje Kazys Grinius, o centre yra Šileikos kūrinys Našlaitės sodyba. Ir jau tai sako, kad tuo metu tie kūriniai buvo Kauno banke ir jie puošė banko valdytojo kabinetą. Yra ir viena detalė dešiniai pusėje, kampe matosi kištelėjusi Petro Rimšos skulptūra Lietuvos mokykla. Tai reiškia, kad kūrinys irgi jau buvo banko patalpose ir šitiem susirinkusiem žmonėm, žinoma ir banko valdytojai, buvo žinomas meno darbas. Dar šitoj ekspozicijoj istoriniai dalyje yra svarbi nuotrauka apatinė, kurioje matome Žmuidzinavičiaus parodos atidarymą 36 metais Vytauto didžiojo muziejuje. Kalba pats prezidentas, jam už nugaros yra 2 pušelės Žmuidzinavičiaus kūrinys, kuris yra ir šioje parodoje. Mes prie jo dar sustosim. Dar man svarbu keletą žodžių pakomentuoti 27 metais Lietuvos žymiausių tapytojų parašytą laišką Emisijos banko valdybai. Laišką pasirašė 9 autoriai, turiuomenyje dailininkai, kurie išdėstė savo norą arba ketinimus prisidėti prie banko puošybos. Kadangi bankas buvo tuomet jau baigiamas, o laiškas parašytas yra 27 metais, banką pašventino prelatas Maironis 28 metų pabaigoje, tai jie turėjo progą savotiškai dar kažkiek prisidėti savo darbais, puošyba, projektais, dizainu prie statomo arba baigiamo statyti jau banko vidaus apdailos. Šito banko esmė buvo ta, kad, kurį rašė Vienožinskio ranka jis parašytas, kad nelikt nuošalyje nuo svarbaus visai Lietuvai architektūros ir turto ir ekonomikos pastato įrengimo. Jie suvokė savo misiją, sakyčiau, netgi patriotiškai, pabrėždami, kad tas prisidėjimas jų padės ir pačiam bankui. Ir į tą laišką nebuvo atsakyta, bet dailininkų kūriniai, kurie pasirašė tą laišką, į banko tą tarpukario kolekciją pateko. O pasirašė Adomas Galdikas, Janulis, Mackevičius, Šimonis, Kalpokas, pasirašė Adomas Varnas, žinoma, pats laiško rašytojas Justinas Vienožinskis. Ir kaip sakiau, tai buvo žymiausi dailininkai tuo metu, tapytojai, dailės pedagogai, įvairių Lietuvos dailės organizacijų įkūrėjai ir nariai aktyviai reiškėsi parodose, Kauno meno mokyklos ir profesūra. Vienožinskis vienu metu vadovavo ir organizavo Kauno meno mokyklą. O Sklėrius, kuris tuo metu jau puošė Kauno banką, buvo ir Kauno meno mokyklos, kaip čia pasakyti, šiuolaikinė kalba, rektoriumi, meno mokyklos vadovas. Tai tas laiškas yra istoriškai labai svarbus, pažymint, kad Lietuvos dailininkai taip pat suprato to banko išskirtinę tokią estetinę, finansinę, ūkinę, savotiškai valstybės prestižo reikšmę. Jiem rūpėjo prie to prisidėti ir dalyvauti. Kaip atsirasdavo dailės kūriniai Lietuvos banko rinkinyje? Atsirasdavo labai paprastai. 4-ame dešimtmetyje, būtent panašių laikų apie vidurį, 35-6 metai, labai padažnėjo dailės parodų. Pradėtos rengti rudens dailės parodos. Atsirado labai daug apžvalginių parodų, personalinių. Taigi aplinkui virė dailės gyvenimas ir natūralu, kad bankas į jas atkreipė dėmesį. Čia reikėtų pažymėti, kad Lietuvos bankas nebuvo vienintelis, kuris kaupė dailės rinkinius.
rinkinius kaupė ir Žemės bankas, kuris beje iki 1934 metų buvo įsikūręs Lietuvos banko patalpose. Kaupė pramonės, prekybos ir amatų rūmai, kareivių ramovės, kaupė ministerijos, daug kūrinių iškeliaudavo į prezidentūrą, turėjo tų kūrinių įsigiję kitos visuomeninės organizacijos arba ūkinės, pavyzdžiui, Lietukis, Kauno audiniai. Žodžiu, tai buvo laikotarpis, kada tikrai dailė galėjo pasakyti, kad ji nestovi nuošaly ir atkreipia ūkio veikėjų, ūkio objektų dėmesį ir patenka į viešasias erdves. Čia aš jau nekalbu apie Čiurlionio dailės galeriją, kuri nuolat supirkinėjo dailininkų kūrinius ir tų kūrinių ten 4 dešimtmetyje tikrai pagausėjo. Kas dar yra iš tos kolekcijos šitoj parodoj? Kaune yra išlikęs beveik visas tarpukariu sukauptas Lietuvos banko dailės rinkinys. Kai kurių darbų nėra. Nėra ir tų, kurie buvo paminėti kaip banko nuosavybė, bet per visokias istorinės pervartas, per visokias legendas, kurios persekiojo tą banko kolekciją, nes būta įvairių pasakojimų, kad ten pokariu ir ypač sovietmečių pradžioje buvo bandyta kažką išimti, išmesti ir taip toliau, bet žinoma, pirmiausia išmetė ir pašalino prezidento portretus. Tai tie prezidento portretai šito Antano Smetonos nukeliavo į prezidentūrą, aš turiu omenyje jau čia dar prieš karą, o Griniaus portretas į Kauno Vytauto didžiojo muziejų. Ir jų jau po karo nebeliko ir nebuvo galima pamatyti Kauno banko patalpose. Čia kaip tik ir sustojau prie eksponato, kuris parodoje turbūt yra vienas pagrindinių ir mano pasakyta pradžioj detalė apie tai, kad jau statant Kauno banko pastatą, tas kūrinys Petro Rimšos Lietuvos mokykla 1864-1904 jau buvo banko patalpose. To kūrinio istorija yra ganėtinai įdomi ir dar reikėtų daug ką patyrinėti ir pasiaiškinti, kaip jis pateko į banko rinkinį ir gana anksti pateko. O pats kūrinys svarbus tuo, kad sukurtas 1906 metais, o jau 7 metais jis buvo eksponuotas pirmojoje lietuvių dailės parodoje Vilniuje, Antakalnyje, Vileišių rūmuose. Po parodos jį įsigijo Petras Vileišis. Čia įdomi detalė, nes išeitų, kad buvo savininkas iki šiam kūriniui patenkant į banko kolekciją. Vileišis sumokėjo autoriui 300 rublių ir žinant, kad vienu metu Vileišis ėjo susisiekimo ministro pareigas, galima manyti, kad kūrinys Kaune ir išbuvo tą laikotarpį. Aš dar norėčiau pasakyti, kad Petras Rimša šį kūrinį kūrė naudodamasis savotiškai vietinių modelių, o modelis buvo jo mama. Čia mokanti vaiką, nedidelį dar berniuką, skaityti raštą. Aišku, ji moko skaityti maldaknygę ir kas svarbiausia, kad tas mokymas yra kartu susietas su lietuviška buitinė tuometinė aplinka. Mokykla buvo mama prie ratelio, verpianti, turinti daug ūkio darbų ir paskui Rimša sakė, kad reikėjo man keisti modelį, kad jis būtų jaunesnis, o dabar atrodo, kad senelė mokina savo anūką. Man atrodo, kad dar yra svarbus dalykas ir tas, kad tas kūrinys
Lietuvos dailėje tapo savotiška tokia ikoninė figūra. Jis daug kartų yra reprodukuotas, paskui, kai Rimša jau buvo Jungtinėse valstijose išvykęs 40-metyje, jis jau buvo sukūręs dar 2 variantus, antras buvo 14 metų, trečias 21. Ir tie kūriniai turėjo savo replikas, antrą, trečią kopiją. Tai, o šitas kūrinys išliko kaip pirminis ir labai turbūt simboliška, kad Lietuvos bankas kaip investuotojas į Lietuvos vertybės tą kūrinį turi savo rinkinyje. Kūrinys yra signuotas, galite pasižiūrėti iš nugarinės pusės. Yra Rimšos parašas. Rimša, kaip sakiau, iš šito kūrinio išvedė dar kitus variantus. Kitam kūrinyje 14 metų motina jau neberodo dešinę ranką, ji rodo kairiąją ranką. Ir tada pasimato, koks buvo dar vienas skirtumas. Ji nebelaiko kairę ranką siūlo, nes tada ji nukreipia visą dėmesį į vaiko mokymą. Ir jeigu dar grįžt prie to kūrinio istorijos, tai yra ir 4. variantas, kurį Rimša modelį sukūrė 39-40 metais, bet jis dėl tų istorinių pervartų, dėl okupacijos, karo pradžios nebuvo pastatytas ir tik tai 94 metais karo muziejaus sodelyje atsirado turbūt didžiausia šitos skulptūros kopija. Ir nuo 94 metai jau visi praeiviai gali Kaune pamatyti Lietuvos mokyklą šalia kitų lietuvių skulptorių darbų. Kadangi tai buvo banko kolekcijos pradžia, man svarbu dar keletą žodžių pasakyti ir apie Žmuidzinavičių. Jo vaidmuo formuojant kolekciją yra tas, kad vienu metu bankas turėjo įsigijęs 7 Žmuidzinavičiaus paveikslus. Tai bent jau rašoma 36 metų jo personalinės parodos kataloge. Tačiau neišvengė banko kolekcija netekčių ir šiuo metu mes turime 4 šito Žmuidzinavičiaus paveikslus, kurių 2 kaip tik yra prieš mūsų akis. Jeigu kas pasidomės pačiais motyvais, tai noriu pasakyti, kad verta paskaityti Žmuidzinavičiaus atsiminimų knygą Paletė ir gyvenimas, kuris aprašo savo vasaros keliones, kur jis nuvykdavo, susitikdavo, bendraudavo su valstiečiais, žiūrėdavo jų darbus ir aš nebijoju, kad šitie 2 gražūs peizažiukai yra paskatinti jo kelionių įspūdžių. Man kažkiek pavyko bandyti nustatyti, kur galėjo įvykti šitas pasimatymas su šitom linų rovėjomis ir valstiečių pjaunančių žolę. Aš manau, kad tai yra iš Dzūkijos. Vienu metu jis buvo ten nuvykęs, žiūrėjo, kaip dirba, kalbėjosi su tais tipažais, kuriuos jis čia pavaizdavo. Kas įdomiausia, kad man šitie jaukus darbai yra labai tipiški bankui reikalinga kūryba. Bankas nepirko ir tarpukariu nepirko karžygių, nepirko didvyrių, nepirko Lietuvos istorinių paveikslų, kuriuos ir ne vienas šitos kolekcijos dailininkas tapydavo. Jis domėjosi daugiausiai tą tokią kamerinę, lyrišką, nuteikiančią ramybei, o nerodančią kažkokių didelių visuomeninių idėjų, šūkių ir panašiai. Tai šitie paveikslai man yra tipiški ir labai tinkantis banko aplinkai. Nežiūrint to, kad jie mažo formato, tačiau žiūrint į šitos siužetus, gali prisiminti ir dailės istoriją, paminėti prancūzų Barbizono tapytoją Millet, kuris XIX amžiui
mėgo tapyti dirbančius valstiečius, jų figūras, laukų, pievų fone, tapyti labai skaidriai, vaizduoti tokią atmosferą, kuri tikrai yra be jokio pavojaus, grėsmės ar ten fizinės jėgos ženklų. Man dar tada rūpėtų jums pasakyti keletą žodžių, ką mes jau buvom užsiminę apie dvi pušeles. Dvi pušys, teisingiau. Kadangi mes prie Žmuidzinavičiaus buvom, gali būt, kad šitas peizažas irgi yra tapytas Žmuidzinavičiaus vasaros kelionių metu, kai jis važinėjo po Dzūkiją. Jis buvo atsidūręs Šlavantų ežero aplinkoje, ten lankėsi ir manau, kad iš tos kelionės galėjo atsirasti ir šitas dviejų pušų motyvas. Labai subtilus, labai išskaidrintas, apskritai Žmuidzinavičius buvo bene populiariausias tarpukario peizažistas, jį labai mėgo. Jeigu mes pasižiūrėsim į jo 36 metų tos personalinės jubiliejinės parodos katalogą, tai ten beveik prie kas antro paveikslų yra užrašyti šitie paveikslų savininkai, kur kas nukeliavę, ir galima suprasti, kokio populiarumo buvo šitas tapytojas. Ir tame peizaže, ko gero, stipriausiai atsiskleidžia už tai, ką jį vertino kaip ir menininką. Tai buvo labai jautriai pagaunantis gamtos nuotaikas tapytojas. Vytautas Kairiūkštis apie jį yra įdomiai parašęs. Nebūdamas impresionistų spalva tapimo būdu, jis yra impresionistas savo dvasia ir entuziazmu. Tai galbūt šitas entuziazmas, ta dvasia tokia, tapyti daugiau gamtą per savo tokią emocinę prizmę, ne per spalvų raišką, buvo labai svarbi charakteristika ir Žmuidzinavičius dėl to tapo populiarus. Jeigu dar žiūrėti plačiau, tai buvo figūra ir politinė, ir visuomeninė. Jis daugelio dailininkų organizacijų narys arba įkūrėjas arba steigėjas. Jis dalyvavo Lietuvos dailininkų sąjungos veikloje, jis prisijungė prie menininkų, kurie rūpinosi, kaip sakiau, Lietuvos banko papuošimu, pasirašė jis tą raštą emisijos banko valdybai. Jis be to buvo Šiaulių sąjungos centro valdybos pirmininku. Žodžiu, etapinė, istorinė, labai, kaip čia pasakius, didelio rango visuomeninė figūra to meto gyvenime. Turėti jo paveikslų daugam buvo ir garbės reikalas, ir kartu savotiškas papildymas savo kolekcijos, kad tai yra brangi investicija. O čia sustojau prie 35 metais įsigyto Juozo Mikėno Berniukas su balandžiu. Nupirko iš parodos ir užsumokėjo už šitą kūrinį 750 litų. Tai buvo gana didelė suma, viena iš turbūt didžiausių, kadangi mes nežinom, kiek buvo sumokėta už Petro Rimšos skulptūrą, tai manau, kad antroji skulptūra banko rinkinyje taip pat kainavo nemažai, nes paveikslai, kuriuos įsigydavo bankas, siekė nuo 100 iki 200-300 litų. Ir kadangi, kaip sakiau, bankas galėjo laisvai disponuoti savo turimom lėšom, tai jam pirkimai, drįsčiau teikti, didelio sunkumo nesudarė. Sunkumas buvo tas, kaip gauti norimą kūrinį, kaip juos atrinkti, nes vis tik tai specialistų, kurie būtų specialiai domėjęsi banko įsigyjamais darbais, bankas neturėjo, galėjo tik tai ką nors samdyti iš šalies ir klausti. Man už tai yra įdomu ir labai noriu tą pažymėti,
kad banko rinkinyje yra ir 2 Justino Vienožinskio peizažai. Vienožinskis taip pat stipri Lietuvos dailės figūra, tarpukariu ypač reikšmingai pasireiškęs ir kaip pedagogas, išugdęs daug jaunų gabių dailininkų. Šitie 2 paveikslai irgi atsidūrė po Vienožinskio parodos, atkeliavo faktiškai tiesiai ant sienų ir buvo nupirkti ir kurį laiką puošė banko posėdžių salę, valdybos posėdžių salę. Šituose kūriniuose matyti turbūt daug tų savybių, kurios išskiria Vienožinskį mūsų tapybos kontekste. Kaip jis pats yra apie savo darbus rašęs, kad jo jausmai, jo formos gimsta iš gamtos stebėjimo ir yra nuausti tie jausmai iš pilkų spalvų suderinto junginio. Jis mokėjo labai stipriai pabrėžti patį tapymo būdą. Jo daugelį darbų galima išvelgti, kaip jis gražiai subrūkšniuoja, vėduoklę išskleidžia savo tapymo plotą, kaip jis tapo medžių šakas. Dailininkas buvo baigęs Krokuvos akademiją, kažkiek patyręs ir Lenkų dailės įtaką, bet antra vertus, didelis dar reikšmės faktas tas, kad jis buvo pirmasis Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas. Ir tiesa neilgai, bet tai, kad bankas nusipirko dailininkų sąjungos pirmininko darbus, buvo įrodymas, kad pačiam bankui yra svarbu turėti asmenų kūrybą, kurie stipriai susijęti su Lietuvos dailės gyvenimu. Čia atsistojam tokiam kampelį, kur galima sakyti, kad mes įžengėme į saulėtąją Italiją, į vaiskios oro atmosferos, į kvepiančių gėlių, į kvapnios aplinkos, sodo aplinkos, į mėlyno pajūrio, į gelsvų, stipriai apšviestų saulės jūros salų teritoriją. Prieš mus yra Jono Mackevičiaus paveikslas, Kapri vadinasi, ir jis tuo įdomus, kad banko aplinkoj savotiška buvo kaip ir nedidelė sensacija. Kodėl? Dėl to, kad jis siūlė visai kitokį vaizdą, negu mes matėme, kad ir tome pačiame Žmuidzinavičiaus paveiksle. Tai buvo tolimas kraštas, saulėtas, pilnas vaiskios atmosferos. Čia gyvena kitokie augalai, paukščiai, čia auga kitokias gėlės, čia kitaip kvepia pati žemė. Už tai atėjusiam žmogui į banką tas vaizdas galėjo kelti tokį kaip ir ilgesį tokių kraštų, kad yra puikus, labai gražus klimatas, kad ta tikrovė gali būti niekiek nepanaši į lietuvišką, bet antra vertus labai svarbi nuotaikai pakelti, sužadinti teigiamus jausmus ir panašiai. Kuo dar yra svarbus? Dėl to, kad tai yra 2 paveikslai, kurie yra iš Kapri laikotarpio rinkinio, iš Mackevičiaus kūrybos aruodo. Jis pragyveno Kapri saloje nuo 1914 metų iki 29. Paskui grįžo į Kauną, mokytojavo Kauno meno mokykloje, o Kapri laikotarpis pas jį išsiskyrė ypatinga saulės šviesa, nutviekstais kaimeliais, pakrantėmis, gražiais jūros vaizdais. Ir dar netgi reikėtų pasakyti, kad tokie vaizdai savotiškai tą Lietuvos klimatą padarė kontrastingesnį. Ir kiekvienam lankytojui bankų buvo savotiškai įdomu
ne kiekvienas galėjo nukakti į tą tolimą kraštą ir pamatyti, kaip jis atrodo. Aš šitos darbus kaip tik ir vertinu, kad tai Mackevičiaus yra stipriausias bene įnašas į Lietuvos interjerinę tapybą. Tikrai yra puikiai tapyba tinkanti banko atmosferai, banko aplinkai. Ne veltui jie kabėjo geriausiose banko patalpose, ovaliajame kabinete. Ir šiuo metu taip pat ten yra kiekvienam lankytojai prieinami, nes Kauno bankas yra lankomas. Kita dalis Kaprio salos yra užfiksuota Kajetono Sklėriaus akvarelėse. Aš minėjau, kad Kajetonas Sklėrius įsijungė į banko puošybą anksčiau, negu kad tie minėti mano dailininkai parašė laišką Emisijos banko valdybai. Sklėrius buvo nusamdytas rūmų puošybai, vidaus interjerams, rozetėm, lubų apvadams, durų apvadams. Jis dirbo labai spėriai, nes sutartis buvo trumpalaikė ir jis turėjo nemažą darbą ir rūpesčių, kad tos savo puošybos darbus užbaigti. Kaip aš minėjau, jo toks indėlis visų pirma buvo tas į banko kolekcijos sudėtį, kad jis dar bedirbdamas jau pastatė skulptūrą, kuri dabar matoma yra Kauno banko frontone. Tai yra darbininkų, 2 valstiečių moterų ir kareivio skulptūra. Ji frontone yra gana didelė, ji buvo pastatyta dar nepabaigus banko statybos 26 metų pabaigoje. Apačioj banko patalpose yra mažesnis variantas, bet šitas kūrinys yra paliudijimas, kad dailininkas išmanė ir monumentaliosios skulptūros darbus. Ir jis pats buvo ir studijavęs skulptūrą. Dar svarbesnis turbūt yra šitos 2 iš Kaprio atsivežtos akvarelės. Teisingiau, Kaprio vaizdai nulieti Sklėriaus. Sklėrius taip pat pavaizdavo tas pačias Faraglionį olas, Faraglionį jūros sala, kuri yra paveikta šėlstančios jūros bangų, išgraužta druskų ir panašiai. Ir vieno uosto vaizdai. Į Kaprį jis važiavo 29 metais ir čia kaip tik tie darbai yra iš 29 metų kelionių. Aš manau, kad tos 2 akvarelės puikiai kiekvienam leidžia susidaryti nuomonę apie Sklėriaus meninį pajėgumą. Jau mano minėtas Vytautas Kairiūkštis, kuris apie dailininką parašė monografiją 38 metais, sakė, kad būtent Sklėrius išmokė labai puikiai pritaikyti savo akvarelės techniką tokiam orui, kuris tvyro Kaprio saloje, kuris yra vaiskus, lengvas, neužtamsintas, ir Sklėrio akvarelės po šiai dienai yra laikomos vienu iš geriausių Lietuvos dailės pavyzdžių. Kaip skiriamasis šitos ekspozicijos ir architektūrinio sprendimo, kurios autorius yra Povilas Jankūnas, skiriamasis bruožas yra žalia spalva, pasirinkta pagal banko spalvą. Ta žalia spalva, ta žalia erdvė, tai yra vieta, kur kabinami, rodomi yra kūriniai iš Kauno banko rinkinio, tai kas yra Kaune. Ir ant tos sienos matome čia 3 darbus, kuriuos aš noriu šiek tiek pakomentuoti ir savotiškai netgi savęs paklausti, kaip galėjo atsirasti banko rinkinyje šita senutė, kuri nieko bendro atrodo neturi su kokio vaizdu iš Lietuvos kaimo, neturi nieko bendro iš tų vaizdų, kurias matėme su valstiečiais, bet ji kažką vis vien turi valstietiško ir įdomaus. Šitas kūrinys yra Petro Kalpoko
Jis nutapytas yra 29 metais ir katalogose aš radau pavadinimą, kad tai yra bobutė iš Palangos. Ji turi vardą ir pavardę. Kodėl, klausimas man buvo ir kitiem užduodu tą patį, kodėl bankui prireikė šito portreto, kuo jis galėjo praturtinti ir pasitarnauti tam, kas jau kabojo ant banko sienų ir buvo nupirkta. Mano galva, kad tai galėjo būti du priežasčių tokie stimulai. Tai pirmiausia, kad Kalpokas pats prisidėjo prie banko puošybos. Jis su kolegom nutapė operacijų salės kesonų scenas. Ir antras dalykas, Kalpokas tapydamas šitą bobutę iš Palangos savotiškai jiem pasiūlė tokį kaip ir kompromisinį variantą. Jeigu banko lankytojai vis tik tai yra Lietuvos valstiečiai, dauguma vadinkim, jeigu tai yra Lietuvos aplinka Žmuidzinavičiaus, ten Šileikos ar Didžioko kūriniai, Žmuidzinavičiaus valstiečiai dirbantis, kuriuos matėm, tai natūralu, kad reikėjo tipažo, kuris tą valstietiškąją kultūrą kažkiek atstovautų. Ir aš manau, kad gal dėl to taip jis atsirado ir kol kas yra vienintelis prieškaryje įsigytas valstietiškas tipažas Kauno banko rinkinyje, turiu omeny tarpukario laikotarpį. Lygiai taip pat ta bobutė gali būti ir yra Kaune pakabinta šalia Adomo Galdiko 2 bakūžių. Tipiškos kaimiškos bakūžės, taip ir pavadintos bakūžėmis. Ir Adomo Galdiko šie 2 peizažiukai, nedideli, galbūt irgi yra banko noras parodyti tą lietuviškoje aplinką, šiek tiek gražią, šiek tiek jaukę, su gėlynais, su sodo medžiais ir kartu parodyti, kaip vis tik tai yra dar skurdi aplinka, tai yra lietuviškas kaimas. Labai dar nepažengęs toli industrializacijos keliu. Kaip ir Šileikos nutapyta Našlaitės sodyba. Šitą darbą mes matėme toj nuotraukui, kur nusifotografavę yra banko valdytojas ir jo visi kolegos. Už jų nugarų jis kabo, gana didelis, pakabintas tarp 2 Lietuvos prezidentų. Irgi aplinka tiesiogiai rodo, kokia buvo tuo metu Lietuvos valstiečių buitis, kaip gyveno žmonės. Žinoma, yra romantikos, yra ilgesio, yra liūdesio galbūt šituose darbuose, bet Šileika buvo iš tų dailininkų, kuris mokėjo puikiai sujungti žalią spalvą, saulės šviesą, sklendančius debesis, gėlynus aplink sodybą ir kokią nors žmogaus figūrėlę įstatyti, parodant savotiškai kaip gyvenimo atributikos dalį. Tai šiuo atžvilgiu bankas tarsi jungia valstietiškąją aplinką, valstietiškus darbus. Ten mes matėme Kapri salą, tolimą erdvę, tolimą kraštą ir tolimą atmosferą. Taigi skirtingi dalykai buvo sujungti ir banko turbūt nuopelnas, kai jis nevengė parodyti tų skirtumų ir galėjo kiekvienas apsilankęs pajust, kokiam krašte jis gyvena, kaip gyvena kitur. Ir kartu pasidžiaugti, kad yra tokie ant sienų tokie geri įspūdingi darbai. Kosto Dereškevičiaus irgi pušys. Pušys prie Neries. 78 metai. Dabar jis kabo valdybos pirmininko kabinete. Visi kiti darbai buvo pirkti jau atgavus nepriklausomybę. Kada bankas pradėjo savo veiklą Vilniuje, kada įsikūrė Gedimino prospekte, atsirado naujos galimybės įsigyti kūrinių ir tais kūriniais papildyti naujas erdves. Bankas elgėsi panašiai kaip daugelis panašios paskirties institucijų. Atsiradus erdvėms reikia jas užpildyti, o užpildyti reikia
perkant naujus meno kūrinius. Didysis įsigijimas įvyko 93-98 metais. Bankas tuo metu supirko didelę dalį savo dabartinės kolekcijos. Pirko daugam, pirko posėdžių salėm, pirko koridoriams, pirko pasitarimų kambariams. Po to atsirado darbai lauko erdvėms. Bankas Vilniuje turi nemažą teritoriją, yra uždari kiemeliai ir be to pasakysiu, kad tos skulptūros, kurios atsirado banko kolekcijoje, yra vienos įdomiausių iš banko viso rinkinio. Viena skulptūra yra padaryta ir stovi banko kiemelėje, tai Romualdo Kvinta Chlojė, o kita skulptūra skirta pačiam banko įkūrėjui Vladui Jurgučiui yra gatvėje, jį matoma praeiviams ir ten galima gerai matyti tam tikrą netgi pinigų istoriją, nes ji yra nulieta iš centų monetų. Bet svarbiausia, žinoma, buvo to naujųjų pirkimų politika. Kiek pirkti, ko pirkti, kaip pirkti, kas čia galėjo padėti ir kaip suvaldyti tą procesą, kad jis nebūtų stichiškas. Nors iš tikrųjų tai tos stichijos užpirkimuose būta, bet galima suprasti, nes bankas specialaus žmogaus, kuris būtų išmanantis gerai dailę, neturėjo, rėmėsi savo pačių nuožiūrą, rėmėsi konsultacijom, padėdavo dailininkų sąjungos patarimai. Ir tų kūrinių taip pamažu gausėjo ir šiuo metu, kaip aš pradžioj sakiau, bankas jau turi virš 200 sukaupęs dailės kūrinių. Ne tik tai tapyba, ne tik tai skulptūra, bet jis turi ir grafikos, turi vitražo, turi keramikos, turi tekstilės. Gaila, kad čia dėl techninių kliučių negalėjom parodyti tekstilės, nes tikrai yra įdomių darbų sukurtų tekstilės autorių. Ir kadangi pradėjau nuo to, kas čia buvo sovietmečio vienintelis kūrinys ir pavyzdys, einame prie kitų darbų. Užpirkimai, kaip sakiau, buvo ir stichiški, ir kartais visai planuoti, bet vėl atsitikdavo taip, kai reikėdavo tuos pirkimus sustabdyti. Aš dabar prieinu prie kūrinio, kuris buvo nupirktas 2008 metais. Į banką pateko, buvo suvežti teisingiau, atrankai daug lietuvių autorių kūrinių. Buvo numatyta atsirinkus nupirkti jų nemažą kiekį. Tačiau 8 metų krizė faktiškai sustabdė visą pirkimų užmojį ir teko labai apkarpyti savo galimybės ir Augustino Savicko. Labai įdomus darbas, Elados šypsena, sukurta po kelionių į Graikiją. Jis savo atsiminimuose, knygose yra rašęs, kad jį labai žavėjo Graikijos marmuras, žavėjo būtent tas klasikinės skulptūros baltumas, jam rūpėjo savotiškai ir gamta, kad galėtų vienam darbe parodyti ir istoriją, ir legendas, ir tam tikrą Graikijos mitą apie Elados gyvenimą. Buvo nupirktas dar vienas, čia tik tai nerodomas, Savicko darbas, greta Igorio Piekiuro negatyvinis peizažas. Aš įvertinu šitoj kolekcijoje vien dėl to jau, kad jis atsidūrė labai reikalingoj vietoje ir labai reikalingų metu. Nes šiaip, kai pasižiūrime į tą jau nepriklausomybės, šiuolaikinės nepriklausomybės kolekcija, tai dominuoja spalvinga koloristinė tapyba ir mažai yra darbų, kur kažkiek atsiskleistų autoriaus racionali mąstysena, toks lyg ir suvaldytas teptuko brūkšnys, nebūtų tiek daug spalvinama, dekoratyvinima ir Igoris Piekuras buvo geriausias galbūt Lietuvos tuometinės tapybos pavyzdys, iš kurio
galima, žiūrint į šitą paveikslą, ir pasimokyti. Piekuras buvo racionalus ir kita prasme. Jis sugalvodavo dažnai pačią paveikslo intrigą, kad jis nebūtų nuobodus, kad jis turėtų kažkokį kontrastą, kad būtų sužaidžiama su priešinga tapysena, juoda balta, negatyvas pozityvas. Pats save dažnai įtapydavo į peizažą. Ir šitas peizažas, kuris pateko į dailės rinkinį, mano galva labai jį praplėtė ir praturtina, nes atspindi visiškai naują, kitokią, nei tuomet buvusi ta koloristinės tapybos stilistika. Jis rodo, kad mokama yra ir gebama peizažą sukurti keliom spalvom, nedidinant spalvinių dėmių, o ištapant kruopščiai. Jono Švažo kiparisai taip pat gimęs iš kelionių. Čia reikia pasakyti, kad Lietuvos dailininkai, nežiūrint, kad sovietmetis buvo savotiškai ir kontroliuojamas, ir prižiūrimas, jie patekdavo į užsienio keliones, nuvykdavo netgi į tokias šalis kaip Tunisas, Egiptas. Ir Švažas keliavo ir į Vidurinę Aziją, kaip minėjau, Savickas į Graikiją, ir kiti dailininkai matė tuos egzotiškus tolimus kraštus ir iš tų kelionių labai trumpų, neilgų parsiveždavo savotiškas tokias vaizdinės atminties kopijas, po to atsirasdavo paveikslai. Gaila, kad Švažo darbų daugiau nėra kolekcijoje. Tikrai buvo lyderis ir jo reikšmė Lietuvos tapyboje yra gana reikšmingai, nepasakyti išskirtinį, nes buvo ir dailės parodų organizatorius, Pabaltijų trienalių sumanytojas, ir geras pedagogas, ir jo tokia tapyba visa yra išskirtinė savo ypatingą jausmo ir proto darna, gebėjo tapyti ir dekoratyviai, bet kartu ir konstruktyviai. Nesišvaistė spalvomis į visas pusės, bet turėjo tokį polinkį viską susistemins, sustruktūruoti, parodyti kažkokią tai darną, savotišką ramybę. Man labai dera jo paveikslai, kai aš pasižiūriu į tas kiparisų stovinčias vertikales ir pasižiūrėti paskui į Žmuidzinavičiaus dvi pušis. Tai tarsi atsišaukia skirtingas laikotarpis, skirtingos mokyklos, skirtingas laikas, skirtingas supratimas, bet yra kažkokia jausena, kur tu matai, kad čia yra Lietuvos tapybos mokykla. Na ir pabaigai aš noriu jums pasakyti keletą sakinių apie autorius, kurie savotiškai plečia ir praturtina visą rinkinį. Kadangi nepriklausomybės laiku tie užpirkimai buvo žymiai stambesni, nebe po kelis paveikslus, o kartais dešimtimis, tai labai dėkingas ir ačiū turėčiau sakyti tiem žmonėm, kurie pasiūlė autorius, kurie tuo metu puoselėjo abstrakciją, asambliažą, koliažą. Ir tokie autoriai visų pirma yra Dalia Kasčiūnaitė ir Jūratė Bagdonavičiūtė. Dalios Kasčiūnaitės kūrinių rinkinyje yra daugiausia, ar ne 12 paveikslų. Ir sakyčiau, vienas įdomiausių jos laikotarpių, tai paskutiniojo dešimtmečio 20 amžiaus laikotarpio kūryba, abstrakcijos. Ji dažniausiai kurdavo ciklais, buvo išpopuliarėjusi, gerai žinoma Vokietijoje, Lietuvoje, kitose šalyse, keliaudavo dažnai į užsienio kraštus, rengdavo parodas ir dėsningai susilaukė Lietuvos banko dėmesį. Ir bankas, kaip sakiau, turi jos kolekciją pačią didžiausią rinkinyje. Dar vienas Dalios Kasčiūnaitės kūrinys, iškirptas peizažas. Ne veltui žodis iškirptas, nes iš tiesų nutapytas vaizdas, ta kompozicija, kuri atsirado ant popieriaus, po to autorės buvo apkarpyta ir faktiškai sukurtas netgi tam tikras naujas pavidalas to, ką ji nutapė.
Labai įdomus. Mano galva tikrai vieni išskirtinių pačiai autoriai darbų. Kasčiūnaitė, kaip sakiau, turėjo daug personalinių parodų. Tuoj pat po nepriklausomybės atkūrimo neužilgo jį gavo nacionalinę kultūros ir meno premiją, taip kad yra įvertinta. Ir dailės rinkinyje, tiesa, aš nepasakiau, man rodos, yra ar ne 2 nacionalinės premijos laureatai. Yra Valentinas Antanavičius, Dalia Kasčiūnaitė. Taip kad yra rinkinys papuoštas ir autorių pavardėmis. Ir iš tos plejados autorių, kurie priklausė taip vadinamai švažininkų kartai. Švažo buvo bendražygiai, kolegos, kiti dirbdavo kartu su jo dailės institute. Yra vienas iš jų yra Leonardas Tuleikis. Jaunesnis negu švažininkų karta, bet nežiūrint į tai, jis vis vien savo visą mąstyseną, ideologiją, savo buvimu su jais, bendravimu, jis priklauso šitai kartai ir jo darbai buvo taip pat perkami ir patekę į banko rinkinius. Prieš mus yra paveikslas, kuris buvo eksponuotas Europos centrinėme banke ir buvo atrinktas kaip naujametinis atvirukas banko pasveikinimams, kalėdiniams pasveikinimams, aš turiu omeny naujametiniams pasveikinimams. Tuleikis irgi mėgo labai dekoruoti savo tapybą, tapydavo plėminiais tokiais liepsnojančiais šuorais, jam svarbu, kad paveikslas skambėtų, erdvė uždaryta, viskas ir medžiai ir detalės išstumtos į priekį. Savotiškai spalvingas, tikrai nuotaikingas gali būti kalėdinis atvirukas. Na ir pabaigai aš galbūt pasakysiu kelis žodžius apie Vladą Karatajų ir Jūratę Mykolaitytę. Vladas Karatajus, žinomas lietuvių tapytojas, daug nusipelnęs dailės pedagogikai, išugdęs ne vieną tapytoją. Kodėl aš jį dar miniu ir prie jo peizažų sustojau? Tai buvo turbūt vienas iš tų retų dailininkų, kuris išeidavo į gamtą tapyti. Tapydavo ir ankstyvą pavasarį, ir vėlyvą rudenį. Pats esu matęs jį prie Neries Vingio, jau gerokai įpusėjus rudeniui, sustojusi, tapantį, pasistačiusi molbertą ir kurianti Neries vaizdus. O šitie peizažai yra iš gausybės jo sukurtų. Bankas turi nemažą šito Karatajaus darbų ir atsirinkti buvo nelengva. Mums rūpėjo kažkiek, kad atsirastų vienas kitas paveikslas, kuris ne tik kad vandenį turėtų, bet kažkiek ir primintų tą, kur aš rodžiau Šlavantų ežero paviršių. Jeigu Žmuidzinavičius mėgdavo, kad būtų kontrastas tarp lieknų, vertikalių, kaip stygai ištemptų pušelių kamienų ir lygaus, nejudančio, faktiškai nurimusio vandens, tai Karatajaus peizažuose to lieknumo nėra, pas jį marga, mirga, jis yra vis vien toks daugiau ar mažiau į postimpresionistinę tapybą pakrypęs dailininkas, jam rūpėjo tas gamtos virpėjimas ir visi niuansai, kurie atsiranda, kai raibuliuoja vanduo, kai vėjas pašiaušia šakas, kai debesis susipina. Žodžiu, menininkas turėjo labai daug tokių gamtai nesvetimų jausenų ir mokėjo tas jausenas atskleisti. Taip ir norisi man savo pasakojimą užbaigti dviem paveikslais, kuriuose yra pavaizduoti pinigai. Lietuvos banko pinigų muziejus yra inicijavęs parodas skirtas pinigų temai. Viena iš jų buvo tapybos paroda ir iš tos parodos yra 2 eksponatai šioje atsiverimų parodoje, kaip pavyzdžiai, kaip dailininkai į tą temą atsakė, kaip jie pasižiūrėjo ir kaip jie interpretavo. Stovime prie Jūratės Mykolaitytės paveikslo, kuris gal irgi yra tai temai nesvetimas, nes priekyje matome
turbūt, taip spėjau, archeologinių iškasenų motyvą su išmėtytom monetom, seno griūvančio, apgriuvusio arba dar nepastatyto miesto griuvėsiais, miestas, kuris neturi, sakykime, savo geografinio pavadinimo, bet Jūratei Mykolaitytei niekada ir nerūpėjo pavadinti miestus kokiais nors konkrečiais pavadinimais. Ji visada mėgsta tapyti miestus, kurie yra išsiklaipę, mistiški, jie atrodo kaip dykumoje išdygę, bet nesubrandinti iki galo kūnai, pasimetę erdvėse. Ir tas toks surrealumas, jos paveikslas šiuo atveju padeda ir tą pinigų motyvą suprasti, kad jis yra išmestas miesto prieigose, o gal tai yra ir miesto istorijos dalis. Na ir kitas kūrinys yra, tarp kitko, Mykolaitytės vyro, Klaudijaus Petrulio, pats turbūt didžiausias šitoj parodoj, irgi skirtas yra pinigų temai. Jis taip ir vadinasi, pinigas. 2005 metai jau buvo litas apyvartoje, o euras matėsi dar už dešimtmečio. Tai į Klaudijaus Petrulio darbą ir kodėl jį bankas pirko, tai aš manau galiu atsakyti tik tiek, kad autorius čia pasistengė sukelti ir tai, kas tuo metu jau buvo lietuviška valiuta, buvo 100 litų banknotas su Daukanto portretu, buvo 10 litų Lituanikos lėktuvo detalė parodyta, buvo parodytas Europos vėliavos ženklas, buvo parodyta tam tikra skaičių virtinė. Čia jeigu pažiūrėsit iš arčiau, čia visur yra užtepti skaičiai iškloti. Nu, sakykime, kiekis tos valiutos, kuri keliauja pasaulyje, Europoje, yra apyvartoje. Šitas kūrinys dar tuo įdomus, kad bankas jį nusipirko ir savo kolekcijoje saugoja, norėdamas aiškiai patvirtinti, kad visa Lietuvos orientacija yra įsivesti euro valiutą į Lietuvos apyvartą. O šitai parodoj jam parinkta yra centrinė vieta, kad ateinant žiūrovas matytų didžiulį drobės stačiakampį su pinigų detalėmis, su užrašais, su Lietuvos herbu, su euro monetos pavadinimais ir taip toliau. Tai toks, kaip ir devizas visai parodai. Atsiverimas prasideda nuo pažiūrėjimo į pinigą. Pažiūrėjęs į pinigus gali žiūrėti, ką už tos pinigus galima nusipirkti. O nusipirkti galima dailės kūrinius. Tai toks būtų mano pabaigos pasakymas, kadangi paroda veiks iki gegužės mėnesio 18 dienos, yra proga dar ateiti, pamatyti, pasižiūrėti iš arčiau, patyrinėti visus paveikslus, pasižiūrėti į autorių išmonę, į autorių atsirinktus motyvus ir galbūt kažkas atsivers ir jūsų galvose.